Šiandien pasiekėt geriausią rezultatą sezone, bet turbūt sužaidėt blogiausias rungtynes. Yra teisybės? Yra teisybės. Dažniausiai taip ir būna, kai jautiesi daug pranašesnis už varžovą. Psichologiškai galvoji, kad įveiksi vieną koją ir vat, žaidimas vieną koją ir iš tikrųjų ir pakišo pagalius į ratus ir labai sunkiai sekėsi žaidimas iki pirmo įvarčio, iki antro įvarčio, tada jų žaidėjas gavo raudoną kortelę ir jau buvo aišku, kad pergalė mūsų, norėjos tik tai pasiekti kuo didesnį įvarčių skirtumą. Bet tikrai tas yra tiesa, kad kai jautiesi už varžovą pranašesnis, tai ir žaidinė visa jėga. Kas buvo pagrindinis mačo akcentas? Antras įvartis ar raudona kortelė? Aš manau, kad antras įvartis, nes per praėjusias varžybas laiminėdami 2-0 sugebėjom pralaimėti 3-2. Tai būtent įmušė tą antrą įvartį ir bent jau aš asmeniškai prisimindamas praeitas varžybas tikrai neatsipalaidavau ir tikslas mano asmeniškai buvo nepraleisti šiandien jokio įvarčio. Tai tą tikslą įvykdė. Ir antras įvartis pilnai mums padėjo tvirtai jaustis aikštelėje. Ačiū.